Dabar pjauname taip, Gerai. kaip tortą. Kaip tortą? Klausyk, tai nuo ko prasideda eglės vištynės pusryčiai? Tai gal tu dar vegetarė? Tai va nuo to ir prasideda, nuo greipų. Nuo greipų? Būtent nuo jo. Supratau. Ja, Paskui? Mėgstu. Paskui, iš tikrųjų, tai valgau sveikai. Čia 5 minutės. Būna, kad Taip. Tai gal tu mėsos nevalgai? valgau iš. Valgai kodėl? Taip, nes man labai skanu. Ir aš manau, kad būtina yra žmogui valgyti mėsą. Nu taip, čia tu be abejo. O kaip dabar be mėsos? Taip, kaip ir mėsos, tai ne kaip kitaip. Net būti negali Nu kitaip, va. supranti. O tu pas būrėja esi buvusi kada nors? Ne, nesu buvusi ir neketinu eiti. Aš esu sertifikuotas, bet dar niekam nežinomas būrėjas ir jeigu tu man leisi, aš tau išbursiu iš delno. Šiaip mieliau merginom būriu iš pado ar ten iš ausies. Tiek daug. Jo, bet šį kartą daug dieną. Oi, klausyk, abrakadabra. Nu čia tai žiūrėk, neįtikėtini dalykai. Eglės delne, ką mes. Klausyk, matome, iš tos liepsnelės, kuri dega, suprantu, jog tavo gyvenime bus begalės, reiškias, tokių, kaip pasakyti, moteriai pagirtinų, ale vyram tai skaudžių dalykų. Nu, nežinau, ar būsi laidos sudaužytų širdžių, reiškias, klubo vedėja, bet, reiškias, gyvenime širdis traiškysi dideliu kulniuku. Tai vienas dalykas. Matau pagal delną, jog turėsi 3 didelius, gražius Mercedesus. Vieną iš jų paukosi vaikų namams. Žiūrim toliau. Namas Kanarų salose reiškia, jog tavo gyvenimas, prašau čia. Namas Kanarų salose, kurį aš matau tavo delne, reiškia, jog tavo gyvenimas bus, reiškia, nu, toks prie jūros. Prie jūros. Toliau, turėsi vaikų, jei norėsi. Iš ko tu šis sprendži? Nu, iš to. Iš dėl to, iš violetinė liepsnelė. Iš violetinės Tai liepsnelės. dabar jos 3, tai gal 3 vaikai bus. Tai 3 vaikai. 3 vaikai. Jo, gali būti. 4 nori. Pažiūrėk ir 4 Žinok, užsidegė. aš tai šiaip jėgų turiu tik 2, žinok. Šiaip jėgų turiu tik 2. Supratau. Ne, tai nieko baisau. Šiais laikais, žinok, kuo daugiau tėčių, mamai, tuo geriau. Viskas. Burnai baigėsi. Supratau. Labai gerai.